Labadiena. Mūsų pašnekovė, žinoma visuomenininkė, ilgametė žurnalistė, privertusi druskininkų karalių nusigriauti savo dvarą kadaise. Tačiau tikrai Lietuvoje pakankamai žinomas žmogus, garsėjantis tokiais tikrai labai aštriais ir pasisakymais, kokiu mes šiandien ir esam pasiilgę. Nes tas vyniojimas į vatą yra visiems atsibodęs. Taigi, Vilma, apžvelkime politinę padėtį. Laukia karšta, tačiau politikai nesnaudžia, kaip matome. Ministrai startuoja, pradeda veiklą, Seimo sesija pratęsta, suprantama, laiko liko nedaug, o reikalų dar turbūt yra daug. Tai sakykit, kaip čia atsitiko, bet kaip mūsų ištiko ta tokia, kaip sakyt, vėlgi, nežinau, laimė, kad žmogus, kuris faktiškai išgelbėjo pedofiliją įtariamą Kristijoną Bartoševičių nuo apkaltos, tapo švietimo ministre. Kaip jums tokia situacija, kaip jūs tai vertintumėte? Visų pirma, sveiki, žiūrovai, sveika Jurgita. Tiesą sakant, čia pristatydama man pridėjai tokių perdėtų nuopelnų, tai tikrai nesu to verta, ten prokurorų buvo darbas. Bet kaip žinia, dirba dažniausiai po žurnalistų. Bet galbūt ta sąsaja ir į šiandien dieną, kad tik po to, kai žurnalistai kažkur kažką paviešina, atkasa, tada, sakykime, jau ir valstybė, turiu mintyje per institucijas savo kažkokias, jau pradeda dirbti. Tiesą sakant, atsakant į tą klausimą, kaip čia atsitiko, kad, kaip čia dabar pavadinti, aš ją vadinu Radvilę Čilės telegrafo motinėlė. Tai aišku, toksai, šiek tiek galbūt pašiepiamas tas pavadinimas, bet, jis labai puikiai atspindi, kaip elgiasi konservatoriai. Tai čia yra šitaip, ta prasme, paimti ir siūlyti žmogų, kuris yra tiesiogiai susijęs su slėpimu sunkaus kriminalinio nusikaltimo prieš mažamečius vaikus. Ir paimti tokį žmogų ir siūlyti jį ministrų švietimo sričiai, tai yra ten, kur tie maži žmonės bus auklėjami, mokomi ir visaip kitaip rengiami gyvenimui. Tai čia yra panašiai, kaip supranti, vorui atiduoti auką. Čia reikia įžūlumo, bet įžūlumo pas mūsų konservatorius yra ir jo yra kasdien vis daugiau. Ir kodėl jo yra? Todėl, kad laikas yra jų nesąjungininkas. Jie tiesiog jau neturi laiko. Iki kadencijos pabaigos jie puikiai žino, kad jie tikrai sės vėl ant atsarginių suolelio ir ilgam, kai kurie galbūt net atsisės ir ne tik ant atsarginių suolelio, bet ir Panevėžyje ar kažkur Pravieniškėse. Tai taip, kad jie skubėdami, tiesą sakant, dabar visiškai nežiūri jokio padorumo, apie kultūrą kažkokią politinę, apie dar kažką čia jau net nekalbam. Mes elementariai tiesiog kaip jaustis, aš bandau įsivaizduoti, kaip jaustis turi dabar moksleivių tėvai, žinodami informaciją, kad sistemai vadovaus, nes jau paskirta, jau prezidentas pasirašė, kad sistemai vadovaus asmuo slėpęs sunkius kriminalinius nusikaltimus, galimai prieš mažamečius vaikus. Ir aš suprantu Radvilę, jinai yra karo vyras, partijos kareivis, jai liepė, jinai eina, sučiaupus lūpas, čia garbės čia jokios nėra. Tas postas šiandien negarbė, šiandien tas postas yra karšta bulvė, bomba, kurios tave užsodina, bet o kur dėtis? Aš pilnai suprantu, dar amžius tas, kuris yra pats produktyviausias. Ir tai Radvilei, sakykime, kaip politikai dar toli dirbti į priekį, ta prasme perspektyva. Ir jei tu nepaklusi partijos valiai. Šiuo atveju tas postas yra visiškai tuščias. Tiesiog ponia Radvilė įsirašys į savo biografiją, kad buvo ministrė. Tai reiškia, kad visą likusį gyvenimą gaus labai aukštas pareigas visokiose įmonėse, kur galės nieko nedirbti ir gauti pinigus. Tokia yra praktika.
O jei grėsmių jokių nėra, nu per 2 mėnesius ką, jinai vis tiek nieko nenuveiks, jos nieko nebeapkaltins jau. Tiesiog. Čia galbūt, Jurgita, aš sakyčiau šitaip. Jei kad grėsmių nėra, tai niekas ten jų tų grėsmių ir čia jos niekas negazdina. Esmė yra tokia, kad jinai nepridarytų grėsmių švietimo sistemai. Kad jinai, ta prasme, kai sako, žinai, konservatoriai, kad po manęs, kad ir tvanas, ir jie dabar jausdami, kad jau tiesiog viskas slysta iš rankų. Aš tai, tiesą sakant, pakankamai rimtai nuogastauju, kad jie neimtų to švietimo sistemoje dabar daryti tokio bardakėlio, kur neliks paskui jau nieko, ta prasme, akmens ant akmens. Aš labai bijau, kad iš tiesų švietimo sistema nebūtų per šitus keletą mėnesių priimti tokie teisės aktai, kurie negrįžtamai neleis, sakykime, valstybinėms įmonėms, švietimo ugdymo valstybinėms ar savivaldybių įmonėms, na, lygiaverčiai konkuruoti su privačiom, nes aš matau, kas jau dabar darosi. Ir aš tik tiesą sakant bijau, kad šita, būdama uolus partijos kareivis, nepriiminėtų kažkokių tai, na, kur net nereikia visiškai, sakykime, Seimo, kad net nesužiūrės, ką tas ministras įsakymų, kokias tvarkas ar aprašus gali pasidaryti. Potvarkiais, pažiūrėkim, Bilotaitės darbą, visą kitą, jie kur gali. Apie tai ir yra kalba. Apie tai ir yra kalba, kad politikai kitą kartą, na, iš tiesų Seime, jie gali net nesužiūrėti ir juo labiau dabar, kai prasidės rinkimų kampanija čia. Gerai, o už ką balsavote antrajame prezidentų ture, ponia Vilma? Tai už aukštą ir gražų, nebuvo už ką? O tai kaip jums to aukšto ir gražaus, turbūt jis mus, aš irgi balsavau, nors labai nenorėjau balsuoti antrą kartą, pirmą kartą. Atsakymas buvo... Mes nebuvo kur trauktis, o mane, pavyzdžiui, labai šiek tiek taip galvoju, nu ką, kai žmogus pasakė, kad aš jau nebebūsiu tas žioplys, kurį tampys konservatoriai. Aš labai pažiūrėsiu, ką tvirtinti vyriausybės nariais. Tai bet kažkaip ponui Nausėdai Radvilė pasirodė, nu, tinkama viskas, kaip sakant, grįžo į senas vėžes. Ar nesijaučiate ir vėl apgauta arba išdurta? Aš tai jaučiu. Ne, aš, ta prasme, na, šiek tiek... Ir nesitikėti. Aš galvočiau šitaip, kad tiesą sakant, greičiausiai ponui Nausėdai dabar tie ministrai, kurie, na, sakykime, tuoj vyriausybė teiks savo įgaliojimus, negražins įgaliojimus, tai čia, nu, 2 savaitėm ministrė, neaišku, ar paskui vėl, nu, bet aš tikiu, kad greičiausiai patvirtins. Tai čia toksai, na, aš tiesiog galvoju, kad šiuo atveju ponas Nausėda šiaip yra... jis geresniai pozicijoje ir tas jo toksai dabar paskirimas tiesiog galvoju, kad, na, tam tikra prasme kaip ir, nu, prikišamai parodo konservatoriams, kad aš matau, kad jūs nieko neturit, vyrai, moterys, ar ne, nu, duokit bile ką ir tas toksai bile ką, bet ką, tai, nu, tam tikra prasme parodo tą menkumą ir to ministro reikšmės ir pačios vyriausybės reikšmės. Tai aš galvoju, kad šiuo atveju, na, Nausėda savo sėdi ir mėgaujasi ta galia, kuri dabar jam tiesiog duota. Bet, Vilma, ar tau netrodo, kad jis neteisus? Jo darbas nemėgauti savimi aukštų ir gražių. Galėtų leisti poniai Radviliai, kuri, kaip visi žinome, yra itin klusnus partijos karys, daryti, ką nori, bet jis dabar jai leidžia. O iš tikrųjų jis galėtų neleisti ir sakyti, duokite ką nors, kas bent jau neužsiima pedofilų gelbėjimu. Tai irgi būtų akibrokštas, bet žmonės suprastų, tikrai. Tai galbūt, nu, matai, aš galvoju, kad tiesą sakant, o ko Nausėdai dabar jau bijot? Jį išrinko, jį perinko 75% ir kad jisai ten, supranti, palaimins vieną ar kitą pedofilų motinį globėją ten ar įtariamą ar dar kažką, tai jam atsiprašant giliai užpakalytas viskas. Jis dabar jau yra aukštas, gražus
Ir dar, Dar gražesnis. drąsus, kaip tas Kiškis, žinai. Čia Kiškis drąsuolis dabar yra mūsų prezidentas ir jisai savo gali, absoliučiai ant visko padėti, nes, tu jo neatleisi. Buvo proga, kai čia konservatoriai, žinai, tam apkaltom dar grasino, dabar, jis vargu ar taip greit prisidirbs jau tiek ir ar socialdemokratai, kurie tikėtina formuos ar ne kitą valdančiąją Seime, jeigu ten viskas jiems jau bus gerai, tai vargu ar jie jau ten neš apkaltas prezidentui. Tai čia tas užtikrintumas savo galius, tiesą sakant, aš galvoju, kad leidžia ir tokius priimti sprendimus, kada prezidentui absoliučiai tas pats, ką apie jį galvos. Ir iš viso globoju, užtariu, paskyriau. Kas jūs man plebėjai? Jūs plebėjai, aš daukantinės šefas. Tai čia yra, tas tikrai mūsų prezidentui nėra svetima, tas toks, pasimėgavimas tam tikrą prasme tomis galiomis, o dabar juolab žinodamas, kad, jisai jūra iki kelių, tai tikrai manau, kad tą darys. Žemė iš mūsų aukštųjų rūmų. Tai dabar tas skandalas čia su tais pedofilais kažkaip tai, dabar su ta prokuratūra tokia keistas tas jos elgesys, byla, kuri kiti advokatai sako, nėra sudėtinga ir galėjo būti greit išspręsta, ilgai sprendžiama, ponų leidžiama ir Italiją gastroliuoti, kaip sakyt, kaip nepavojingam žmogui. Bet klausimas apie Moniką tada. O tai čia kas atsitiko? Tai čia reiškia, šiandien kas aiškėja, kad iš viso tai su rusų mafija susiję dalykai, su tais visais Šiauliuose, kur virš NATO teritorijos buvo rengiami tie skrydžiai, su kažkas, su žmonių grobimu, su prostitucija, su bele kuo. Ir dabar moteris, kaip sakant, supakavo, gerai, ačiū viso gero. Ir kai ačiū viso gero, tai jau ką, nieko nebuvo, niekas nekaltas, labai keistai tikrai atrodo. Jau dabar atrodo, net nejuokingai. Ir tas Seimo, tas daugumos, jie bet ką gali užtrumpinti. Taip ir tą iniciatyvą aiškintis apie ponios Navickienės ryšius irgi. Ne veltui juk įtraukiama į ataskaitas ir artima aplinka. Tai reiškia vyras, vaikai, tėvai, ką veikia. O čia lyg ir ne. Pas konservatorius kažkaip, čia kaip tų banditų žmonos. Matai. Bet nenoriu žinoti iš kur. Nežinau. O kai pradeda kas nors šaudytis, o Jėzau, kaip čia taip galėjo atsitikti, o tai sako, tu nematei, kokiais mersais važinė. Ką žinau, galvoju, šiaip jie yra tiesiog. Tai kaip čia tas toks elgesys, tas ne. Matai, aš tik tai pasakysiu šitaip. Monikų politikams reikia saugotis, pradedant nuo Clintono. Tai Monikos, supranti, visą laiką politiniams lyderiams ar lyderiukams, ar tokiais norintiems būti, paprastai pridirba, kaip čia pasakyti, bėdos. Vienokios ar kitokios. Ir šiuo atveju aš nemanau, kad... Žinai, kas man įdomiausia šitoje visoje istorijoje? Net ne tas skandalas dėl Monikos, ne jos tie ryšiai, ne tos grėsmės, ne tos maklės, kurias ten per tas visas Foxpėjus ten ar ne, mūsų visus čia mausto ir ima tuos mokesčius daug didesnius ir visa kita. Man tai yra įdomiausia, kiek brangi Monika turi būti partijos vadovybei, o konkrečiai pirmajam jos anūkui partijos, kad šitaip suorganizuoti tokią besąlygišką paramą. Tu supranti, tu taip gali ginti tik labai artimą žmogų, ta prasme, vaiką, žmoną, vyrą, mamą, dar kažką. Politikoje nėra taip visiškai, kad jau šitaip tiesiog užsimerkia akis ir gini, nematai nieko. Tai man įdomu, kas ta migla, kurią užpūtė ir kaip ten ta Monika užpūtė tą miglą Gabrieliui ant akių. Ir dar... Gražiai moteriai nėra sunku užpūsti. Tai tada užjaučiu poną Navicką, kuris greičiausiai kas vaikšto ir ragus nusilaužinėjus. Bet čia taip, jeigu juokaunant. Kita vertus, ką rodo Monikos skandalas? Konservatorių viduje
vyksta tektoniniai lūžiai, vyksta tokios baisios vidinės kovos dėl valdžios, kad artimiausia aplinka susipjovusi ir tiesiog lygina į išorę labai vidinius dalykus, kurie iš tiesų bus pirma paimti, nes jie, kaip žurnalistai mes sakom, ar ne, einami, ar ne, juos skaitys, garantuotas skandalas ir ta prasme, pasieks tikslą, kurio siekia viena ar kita grupė. Aš nežinau, kiek dabar ten toj partijoje jau yra partijukių, bet kad ta kova ten vyksta taip baisiai, tai matyti net iš išorės. O kai dar, tie šaltiniai, kurie viduje yra, tai, sudėjus viską, tą informaciją, tai tu aiškiai matai, niekas, jokia prezidentūra, joks STT, joks VSD neištekino šito dalyko. Šitą dalyką ištekino iš vidaus partijos labai, labai gera Monikos ir Gabrieliaus draugė. Gal net ir pačios premjerės kokia aplinka labai artima. Nes tai, kas buvo tie žmonės, kam buvo žinoma detalės. Tu negali žinoti, kada aš kur skridau, su kuo. Nebent aš pasigyriau, arba pasakiau, arba kažkas skrido kartu. Tai Vilma, betgi aišku, negali būti didesnio priešo negu partijos draugas, kuris vaizduoja draugą, nes priešai... Užuojauta tokiai partijai, jeigu ten, supranti, kiekvienas žiūri vienas į kitą kaip... Tai dabar pabaigai labai trumpai, o kas mūsų laukia rudenį? Kaip tau atrodo, kaip čia kas bus? Jau rudenį, tiesą sakant, rudenį mūsų laukia besivienijančių vatnikų, kurie save dabar jau bando įsivaizduoti gelbėtojais, šou. Ta prasme, jie bandys bet kurią kainą kažkokiu tai puidokiniu dariniu ar vaitkiniu dariniu šokti ant to arklio, griebti tą generolišką kalaviją, plėšytis marškinius ir lėkti kažkur. Aš tik tais nuoširdžiai linkiu ir tikiuosi, kad tie asmenys, kurie jau bandė dalyvauti didžiojoje politikoje ir dabar nėra apsisprendę, ką darys joje ar nedarys, kad jie iš tiesų ant šitų gelbėtojų jauko ir kabliuko nepasimautų. Nes tiesą sakant, vėgėlę ar kitą kokį? Bet kita vertus, pamokos yra, gal kitą kartą ir gerai. Pasimaus, ką turės pamoką. Bus vis tiek daugiau. O šiaip bus įdomu. Ir tiesą sakant, aš galvoju, dar vienintelis dalykas yra, kad Kasčiūnas neinvestų nepaprastosios padėties ant rinkimų. O visą kitą pragyvensim, Dieve. Tai kodėl? Tam Bilotaitė visą laiką ruošia, viskas ruošia. Tai sakau, o visą kitą pragyvensim. Tai čia, bet kaip ką, lietuvis mužikas kantrus, bet neduok Dieve, palysitų jam vaikelį po nagais. Ir reikia ilgai, kad palystai, bet, prisiminkim, žinai. Ačiū. Tai buvo Vilma, ilgametė žurnalistė, žinoma visuomeninkė ir žmogus nebijantis sakyti taip. Tai, ką galvoja paprastai, aiškiai ir tiesiai. Ačiū, Vilma. Dėkui. Kam patiko, spauskite patiko ir žiūrėkite mūsų kanalą.